Pradžiai, kiek svarbu yra tai, kad Turkija atvirai kalba ne tik apie santykius su Izraeliu atkūrimą, bet ir apie galimą Izraelio įtraukimą į platesnę regioninio saugumo ir bendradarbiavimo sistemą. Ar jūsų nuomonė tai yra tik bandymas paerzinti Izraelio valstybę, ar tai rimta? Taip, labas vakaras. Manau, kad tai antrasis variantas. Manau, kad užsienio reikalų ministras Fidanas šiuo metu šiek tiek juokiasi iš šios situacijos. Žinote, nežinau, kur čia galima būtų ieškoti priekabių, bet žinote, Izraeliui netrūksta sąjungininkų ir partnerių, kurie jį labai palaiko, o Turkijos pasiūlymas, kad jį galėtų rasti, žinote, platesnę koaliciją, tiesiog juokingas. Kita vertus, žinote, kelti sąlygas, kuriomis Izraelis ar Turkija atnaujintų ryšius ar užmėgstų rimtesnius santykius su Izraeliu pagal jų sąlygas, taip pat yra juokinga. Nes, žinote, tai visiškai nemini fakto, kad Turkija, kaip jūs sakėte, yra pagrindinė ir esminė Hamas rėmėja. Bet taip pat vis dažniau ir tokias grupuotės kaip Hezbollah ir nekalbant jau apie kitas džihadistinės ekstremistų organizacijas, kurios tiesiogiai siekia pakenkti Izraeliui ir kitiems regioninio stabilumo klausimams. Teisingai. Žinote, Hakano Fidano sąlygos daugiausia susijusios su Gazos klausimu ir Palestinos valstybės pripažinimu pagal 1967 metų sienas. Tai sąlygos, kurias Ankara tikėtina žino, kad dabartinė Izraelio vyriausybė jų neįvykdys, tai kodėl tai daryti būtent dabar? Nes jį nori nukreipti dėmesį, nori, kad Turkija atrodytų tarsi suinteresuota normalizuoti ir atkurti santykius su Izraeliu, nors iš tikrųjų taip nėra. Tai tiesiog savotiškas dėmesio nukreipimas. Bet žinote, vienas dalykas, kurį Izraelio vyriausybė galėtų padaryti, tai tiesiog pasakyti, kad kalbėti apie sienų ir valstybių pripažinimą yra juokinga. Kai nepripažįstate Kipro Respublikos, nepripažįstate kitų Europos sąjungininkų šiame regione, tokių kaip Graikija, suverenių jūrinių teisių ir užimate labai agresyvę ir kategorišką poziciją. Taigi, tai yra bandymas nukreipti dėmesį ir, kaip jūs sakėte, iš esmės tiesiog įgelti Izraeliui be jokios rimtos priežasties, išskyrus norą pakeisti temą. Žinote, akivaizdu, kad neapsiribojant vien retorika, manau, daug Izraelio gyventojų svarsto. Ar artimiausiu metu yra kokia nors reali galimybė pagerinti Turkijos ir Izraelio santykius, ar vis dėlto mes tiesiog matome situaciją, kai šalys yra pernelyg nutolusios viena nuo kitos? Žinote, Turkija ir Izraelis kažkada, galima sakyti, daugeliu atžvilgių buvo draugai. Tiesa, izraeliečiai labai dažnai keliaudavo į Turkiją, kuri yra visai šalia. Akivaizdu, kad dabar tai jau tapo praeitimi. Teisingai. Turiu omenyje dar per anksti spręsti. Ir kaip jūs sakote, manau, kad daug kas jau nutiko, kas tikrai apkartino santykius. Ir aš siūlyčiau, kad kol nematysime valdžios pasikeitimo Turkijoje, kol nebeturėsime islamistiniais motyvais grindžiamos agresyvios Erdogano valdžios, būkime aiškus, jis iš tikrųjų nebandė nutraukti Turkijos ir Izraelio ryšių nuo spalio 7-osios. Tačiau tai buvo sistemingos jo pastangos iš esmės nuo 2008 metų. Jis iš tikrųjų sujaukė Turkijos ir Izraelio ryšius be jokios aiškios priežasties, išskyrus tai, kad jis norėtų matyti Izraelį susilpnėjusi. Ir tai kyla iš jo ideologinių šaknų. Ir jei yra kelias normalizuoti santykius, aš vis tiek sakyčiau, kad tai turi įvykti po Redžepo Tayyipo Erdogano eros. Teisingai. Žinote, paskutinis dalykas, kurio norėjau jūsų paklausti, yra tai, ar jūs manote, šiuo metu vakarai turėtų būti atsargesni dėl Turkijos kaip sąjungininkės, atsižvelgianti tai, kaip elgiamasi su viena iš stipriausių Jungtinių valstijų sąjungininkių, pavyzdžiui, Izraeliu. Taip, aš iš esmės jau seniai bandau skambinti pavojaus varpais. Žinote, Izraelio ir Turkijos problemos yra esminės, nes Turkija iš tikrųjų yra kenkėjiškas veikėjas artimuosiuose rytuose, kuri finansuoja ir teikia gyvybiškai svarbią paramą radikaliems ekstremistams ir islamistinėms organizacijoms visame regione. Taip pat matote, kaip Turkija laviruoja tarp abiejų Ukrainos ir Rusijos karo pusių. Ir iš esmės matote, kaip Turkija iš tikrųjų bando tam tikrą prasme griauti savo santykius su ES, taip pat ir su Jungtinėmis valstijomis. Nuolat reikalaudama gynybos technologijų ir gynybos įrangos. Nes iš esmės ji taip pat nori nutraukti savo esminę sąjungą su šiais subjektais, nes nori eiti savo keliu pagal tai, ką vadina strateginę autonomiją. Taigi mes skambiname pavojaus varpais, bet žinote, labai sunku atkreipti žmonių dėmesį vien dėl to, kad Turkija vakaruose laikoma gyvybiškai svarbiu saugumo partneriu.